Na, sveiki visi. Ir šiandien vėlgi pakalbėsiu apie klausimus ir atsakymus, žodžiu. Tai ką, kokie čia tie klausimai? Meilės. Galbūt apie meilę šiandien paimsiu tą temą. Buvo vienas toks klausimas, kuriuo aš apie meilę pašnekėsiu. Ir apskritai, kas yra ta meilė? Kas yra vis dėlto ta meilė? Vat iš esmės šiandien norisi pakalbėti tokiu klausimu apie meilės davimą. Tarkime, pasiaukojimas dėl meilės arba pasiaukoja žmonės kažkaip tai, nes sako, va, aš tave myliu, žodžiu, aš čia dėl tavęs kažką tai darau ir apskritai ar tai yra meilė ir panašiai. Kažkur tai buvo klausimas, aš tiesiog noriu jį. Na taip, bet štai, viena mergina siunčia dabar dar apie klausimas apie meilę ir meilės savoką suprantu kaip neįmanoma duoti meilės, nes išreiškiam kažkokiais, nes meilę išreiškiame, tarkime, kažkokiais tai būdais, tarkime, kažkom tai besidalindami, tai gali būti finansinės išraiškos, taip pat mentalinės išraiškos arba kažkokie tai veiksmai, kurie parodo meilę. Bet pats meilės faktas, jis neįmanomas. Jeigu žmogus jaučia kažkokią tai meilę, tai greičiausiai tai nėra meilė. Čia klausimas truputėlį, aš pabandysiu jį suformuluoti. Čia galbūt rašė dar kažką tai. Jo, tai čia gaunasi apie tai, kad žmogus sako, na tarkime, žmogus jisai kažką tai darė dėl tos merginos, ją augino, skatino ir panašiai, ir paskui jai tokie kaip ir skaudus dalykai buvę yra ir jis sako, aš viską dariau iš meilės, kad tu užaugtum. Kaip ir tai vat apie meilę tą norisi daugiau pašnekėti, nes pati meilė, tai jinai, aišku, jinai yra auginanti, sako, viskas gyvenime yra iš meilės, jeigu taip kalbėti globaliai, ta prasme, jau, tai viskas yra meilė, sako, po Dievo kažkokia tai, tarkime, po kūrėjo ar Dievo, vat, kūrėjas galbūt man žodis, jisai toksai einamesnis ir tinkamesnis yra. Tai žodžiu, pagal tavo tokį išsireiškimą, kad viskas yra po kūrėjo kažkokia tai jėga ir ta jėga jinai augina žmonės ir visi iš esmės yra gyvenantis meilėje, tik tai yra skirtingi būdai tą meilę išreikšti. Skirtingai žmonės išreiškia tą meilę. Vadinasi, kada net matomos yra meilės, kurios iš pasiaukojimo, tarkime, ar dar iš kažkokių kitų dalykų, tai irgi vėlgi yra meilė. Ir tiesiog ne kiekvienam yra ta meilė tokia būtent suvokiama. Būtent ta meilės išraiška yra, kai kuriems yra nesuprantama. Yra, pavyzdžiui, sadistinė meilė, yra keršto meilė, pavyzdžiui. Žmogus kerštauja, bet iš to keršto kitas žmogus užauga, kažką tai supranta ir sako, būtent žmogus šitaip myli. Tokia meilė. Ir kažkam tai gali būti tai nesuprantama. Kitas kalba, pavyzdžiui, kažkokia tai kitokia meilės kalba. Bet pati kaip meilė, kaip energija, va čia daugiau apie tai, nes iš konteksto jinai ten rašė daugiau tų žinučių, tai gaunasi taip, kad eina kalba apie meilės energiją, kad ar tai yra meilės energija kažkokia tai. Štai kažkokia dalinė energija. Iš esmės
energiją va taip įdėti ir paduoti nėra įmanoma. Yra tik tai rūpinimasi su tam tikra energija, pavyzdžiui, išreiškimas per kažkokią tai, kažkokius tai veiksmus, tarkime. Tai mes išreiškiame meilę. Ir jeigu žmogus jaučia kažkokią tai būseną, tarkime, tai nėra meilė, tai yra energija, kuri, tarkime, kažkokiu tai momentu jinai fiziniam kūne laviruoja, energija. Sako, fizinių kūnų visa teka kažkokia tai energija ir kada žmogus kažką tai suvokia, kaip suvokimas, sako, ateina žmogus kažką tai suvokia. Na, jisai kaip suvokia, tada ateina šiluma, šiltas pojūtis, fainas pojūtis. Čia yra įsisąmoninimas. Pojūtis, sako, kūne pajutau kažkokį tai šilumos momentą. Ir tai yra tiesiog įsisąmoninimas. Kažką žmogus suvokia, energija atsipalaidavo ir ta energija jinai pratekėjo tokiu būdu. Tai yra meilės, tai yra energija. Ir ta energija, jinai, kuo žmogus, daugiau tos energijos, laisvėja ta energija ir tas fizinis kūnas, jisai tampa, žmogus neserga tada ten, gerai jaučiasi ir panašiai, bet pati meilės kaip faktas, jisai yra daugiau apie tai, kad kažkokiais tai būdais išreiškiama yra meilė. Veiksmas kažkoks gali būti, kažkokia tai forma, kuriame galime įsivaizduoti, kad tai buvimas, būtis su kitu žmogumi be jokių sąlygų. Meilę negalima duoti kaip objektą. Tai nėra kažkas, kas perleidžiama iš vieno asmens į kitam. Tarkime, tai nėra meilė, tai neįmanoma perduoti to. Bet žmogus gyvena meilėje, jo būsena yra meilėje, bet tai paimti, paduoti meilės kaip energijos, jos su meilė galima kurti per meilę, patirti kažkaip tai tą būseną, kada, pavyzdžiui, žmogus gyvenantis meilėje, tai jisai gali būti, tarkime, ramus, kūrybiškas, bet tai yra meilė. Taip jinai jaučiasi žmoguje. Toliau meilė kaip esybė nėra veiksmas. Meilės, kaip ir minėjau, neįmanoma duoti. Tai galbūt dėl to, kad meilė ir pats buvimas su kitu žmogumi ne tai, kad gali perleisti, tada tai, kas gali būti, tai yra, kas gali būti perleista kaip materialus daiktas. Ir tai yra meilė. Pavyzdžiui, dovanojate kažkam tai kažkokią tai dovaną. Dovanojate tokią dovaną, kuri žmogų pradžiugintų. Tai yra meilė. Nes vadinasi, tau rūpi, kaip žmogus jaučiasi. Tai yra meilė. Bet jeigu tu kitam žmogui, tarkime, dovanoji dovaną, ta, kuri tau faina būtų, tai tada tai nėra meilė. Tai sakoma, tu dovanoji pats savo. Tau atrodo, kad kitam žmogui patinka tai, kas tau patinka, bet iš esmės dovanoji savo. Čia truputėlį tokio. Kai mes sakome, kad kažką tai myli, tai dažniausiai reiškia, kad leidžiame savo būti su tuo žmogumi ir išreiškiame, ir taip išreiškiame savo meilę per rūpestį, pagalbą ar kitus veiksmus. Bet pats meilės kaip faktas, kaip minėjau, nėra kažkas, ką mes galime pasidalinti. Tai tiesiog yra. Tai iš esmės, tai tiesiog yra. Yra energija ta ir tu joje esi. Kartais būna taip, kad žmogus nutolsta nuo savęs kažkokiu tai momentu. Paskui vėl grįžta į save. Ir grįžimas į save tai yra meilė. Nutolimas nuo savęs tai yra, tarkime, žmogus gali būti nemeilė, kai reikia kažkokį tai veiksmą atlikti, tas, kuris tiesiog reikia padaryti, tarkim, kažką tai, ne? Ir tai gali būti nebūtinai meilė. Tiesiog reikia padaryti. Pavyzdžiui, žmogus gali tvarkyti kambarį, nes reikia tvarkyti kambarį. O žmogus gali irgi tvarkyti tą patį kambarį, bet tvarkyti, nes jam patinka tai tvarkyti, pavyzdžiui, kambarį. Ir jeigu jam patinka tai tvarkyti, arba jisai yra meilėje, tada jisai tvarko kambarį su meilė. Tai
O yra kada reikia. Nu, tarkime, reikia, tai ir atliekamas kažkoks tai veiksmas. Meilė, kaip čia dar pasakyti? Meilė, jinai yra tada, kada jinai ateina natūraliai. Ateina jinai natūraliai. Žmonės būna santykius pradeda ir jie nori skubėti, kažką tai veikti, daryti. O, kaip aš sakau, meilės kaip objekto nėra atsiradusio. Nes yra laikas, kada žmonės dirba, yra laikas, kada žmonės miega, yra laikas, kada žmonės kuria. Ir tą meilės momentą tiesiog reikia ne tai, kad išlaukti, bet kada jis ateina, tiesiog supranti, kad tai yra meilė, tai aplanko tą meilę, tu joje išbūni kažkokį tai momentą ir paskui ta meilė vėl jinai baigėsi. Tai nereiškia, kad jinai baigėsi visada, bet, jinai tiesiog, pasitraukia kažkaip tai, ne, ir tada vėl kažkaip tai. Tai nėra taip, kad tu meilėje, kada gyveni meilės būsenos, visada esi toj meilėje. Nėra taip. Yra, kada ateina ta meilė, tiesiog. Ir tu jam, mėgaujasi tą meilę. Bet nesistengi jos laikyti, ta prasme. Tu būni ir kažkaip tai fainai yra toje meilėje būti. Išeina ta meilė kažkuriam tai laikui. Irgi gerai. Ta prasme, ir toje meilėje būdamas, iš esmės, jam gali, pavyzdžiui, kilti kažkokios tai idėjos, noras pasidalinti kažkuom tai, nes kada žmogus gyvena meilėje, meilės būsenoje, aplanko meilės būseną, gali kilti norai tokie, kaip pradžiuginti kažką, tai padovanoti dovaną, parašyti laišką, parašyti žinutę, susitikti, nuvažiuoti kažkur tai, žodžiu, meilė jinai džiugina, jinai nori džiuginti, dalintis jinai nori. Tai ir yra esminis dalykas pačios meilės, kad ji nori dalintis, džiuginti. Kažką daryti dėl kito žmogaus. Dėl to sakoma, kad kai du žmonės yra kartu, tiesiog kyla noras tą žmogų pradžiuginti. Rūpintis juo, o kitam žmogui iš esmės reikia leisti tam žmogui jį džiuginti, nes jeigu, tarkime, žmogus neleidžia džiuginti jo, ne, tai gaunasi taip, kad jūs atimate galimybę tada kitam žmogui išreikšti tą meilę, kas eina per jį. Tai taip. Ir kad ir kokios ten idėjos kartais gimsta, aš pati iš savo patirties žinau, tai yra svarbiausia išreikšti. Kilo noras, kilo idėja, kad ir kokia jį bekilo ta idėja, tu tiesiog ją paimi ir ją realizuoji. Norisi pradžiuginti žmogų. Ir tas žmogus jau, jisai vėlgi, kitas žmogus, kurį norisi pradžiuginti, jisai turėtų suvokti irgi tą patį momentą, kad žodžiu, priimti tą jo dieviškąją, jis sako, dieviškoji meilė, čia aukščiausia meilė iš esmės. Ir reiškia, per jį, per tą žmogų ateina kažkokia tai realizacija, ką jis nori su jumis pasidalinti. Tai realiai jūs iš pačio Dievo priimate dovaną, gaunasi taip. O jeigu jūs sakote ne, tai reiškia, jūs iš Dievo nepriimate dovanos. Nes per tą žmogų teka kažkas, meilės srautas kažkoks, kuris jau jam kaip kanalą kažkokį tai atveria tam, kad jisai galėtų tuo pasidalinti. Tiesiog. Tai gali būti, kad tas žmogus jums padovanos kažkokią tai dovaną ir viskas, ir jūs galbūt jo net niekada nesutiksite, nes jam tiesiog buvo tiesiog kažkas tai. Tas pats lygiai nutinka, kai žmonės vienas kitam padeda, pagelbė ir sako, mergina irgi nesenai rašė tokią vieną žinutę, kad sunkiausiu metu atėjo kažkoks žmogus, kuris man padėjo ir aš daugiau niekada jo nesutikau. Tai yra, sako, angelai siusti iš kažkur tai, kur yra, mes turime su jais kažkokius tai ryšius ir jie pasirodo kartais visai netikėčiausiais momentais ir ta prasme, ir jie pagelbėja. Bet jie neprisiriša, jiems yra pats faktas pasidalinti.
Tai vat tas dovanas ir visokios tokius vat rūpinimasi kažkokį, tai reikia tiesiog gebėti priimti, tiesiog nieko nesitikėti. Nu, ta prasme, tai žmogus išreiškia, gal per jį, sakau, eina kažkoks tai srautas, kur, sako, dovanos tos, kurios tu darei kažkada, tai kažką, tai dabar tau dovanos sugrįžta būtent per kažkokį tai žmogų, pavyzdžiui. Taip, meilė gali būti išreiškima rūpesčių, pagalba, laiku savo, finansiniu kažkokiu tai emociniu palaikymu. Ir tai yra formos, kuriomis būtent išreiškiama pati meilės esmė. Dažniau tai yra kaip komunikacijos priemonė kažkokia tai. Padėti žmogui, išreikšti, patirti savo meilę, tačiau taip pat meilė gali ir tik duoti, bet ir gauti jinai gali. Irgi meilė ir davėja, ir gavėja jinai yra. Tai yra dvasinė emocinė būsena, kurią apskritai tai sunku apibrėžti žodžiais, nes pats žodis arba pati emocija apskritai labai sunku, sudėtinga yra ją kažkaip tai perpasakoti. Nu, vat, tai yra būsena. Meilė taip pat jinai yra nepriklausoma. Jinai nu nieko nepriklauso. Vat, tai yra meilė. Meilė yra laisvė apskritai. Laisvės būsenoje esantis žmogus. Tuo metu jis yra meilėje ir jis yra laisvėje visiškai. Ir ta pati meilė jinai nepriklauso tiek nuo išorinių veiksmų, tiek nuo kažkokių tai žmonių. Jinai nėra ta meilė, kad jinai patiria tą būseną dėl to, kad kažkas yra šalia, pavyzdžiui. Ne, tai meilė yra, kaip tarkime, jinai tekėtų, sako, 7 čakrą, ne, jinai prasiveria ir kanalas teka iš viršaus kanalas ir meilė būtent užpildo čia. Tai pati energija jinai eina iš viršaus į apačią žemyn. Ir tada gaunasi taip, kad ta meilė srautui žmogus atsidaro ir jisai tą meilę jaučia. Bet tai nėra išorinis veiksmai kažkokie tai, kurie įtakotų. Išoriniai veiksmai tai yra mūsų norai, mūsų kažkokie tai tam tikri kiti dalykai, kurie sutrigina mumise kažkokias tai emocijas ir mes jaučiame džiaugsmą. Tai gali būti taip. Nu, tarkime, jūs senai norėjote kažkokio tai telefono, noras buvo, norėjote ir jūs jį gavote. Ir tai patyrėte džiaugsmą. Bet tai nėra meilė, tai yra džiaugsmas. Tarkime, jeigu kažkokį tai žmogų jūs sutikote, kurį senai matėte, kyla džiaugsmas. Dėl to, kad tai kažkoks tai geras sentimentas, kažkoks galbūt ilgesio momentas, galbūt dar kažkokie dalykai ir jūs sutikę tą žmogų džiaugiatės. Bet tai nėra meilė. Tai yra džiaugsmas kažkoks tai. O meilės būsenoje, kada yra žmogus, tai jisai ją patirti gali tiesiog pastovėdamas kalnuose ir žiūrėdamas, arba einate mišku ir patiriate meilę. Ir ta meilė, kada jinai aplanko, tai būna toks jausmas, kad tam neturi niekas jokios įtakos. Vidinė laimė, vidinė meilė, vidinė būsena, kurios negali apibrėžti tuo pat metu, iš kur tai kyla tas jausmas. Ir ta būsena yra meilė. Galite sėdėti savo prie stalo ir užplūsta kažkokia tai meilės energija ir jūs esate meilėje. Be jokios įtakos kažko, be jokio veiksmo išorinio, be jokio trigerio, be nieko. Tai yra meilė, tai yra meilė, kada žmogus tai patiria. Taip pat tai laisvė, be jokio lūkesčio, be būtinybės ją matuoti ar gauti atgal, vertinti, klausti, nebelieka klausimo jokio. Jokių klausimų nelieka. Kada žmogus patiria, tai nėra jokio klausimo. Tai gali kilti kažkokios, kaip ir sakau, idėjos, kažką padaryti,
Bet tada jūs toje meilėje jūs taip darote laisvai ir lengvai viską, kad, pats tiesiog pasakote gražų žodį, nes norisi tai pasakyti. Tarkime, galbūt ten padovanojate kažkokią tai dovaną, ar einate gėlių nupirkti, nežinot kodėl, tiesiog taip pat elgiatės ir viskas. Tai yra meilė. Tai kai meilė įgauna priklausomybės formą, tai nėra meilė. Tai būtų daugiau kontrolė ir šalinimasis tikrosios priežasties. Tai šitoj vietoj būna žmogus sako, aš negaliu be to žmogaus gyventi. Tai nėra meilė. Tai yra priklausomybė. Bet priklausomybė nuo kito žmogaus tada daugiau yra apie tai, kad kas būtent daro tą priklausomą, ką tas žmogus jums duoda, kad jūs tampate nuo jo priklausomas. Tai nėra meilė. Tai ne meilė. Tai yra dėl to, nes kažko tai reikia. Ir tai žmogus savo tiesiog taip ir tada atsisėda žmogus ir savo sako, ką tas žmogus duoda to, ko man reikia. Ir tada supranti, kad tai nėra meilė dėl to, kad tas žmogus kažką tai duoda, ko tau reikia. Nėra meilė, tai yra iš kažkokios tai priklausomybės arba vidinio kažkokio gali būti trūkumo ar dar kažko. Tai meilė tai yra atsiverimas. Atsiverimas, dalinimasis, tačiau be jokio lūkesčio ar savanaudiškumo. Kai mes tikrai mylime, mes nesiekiame valdyti, mes nesiekiame kontroliuoti ar apriboti kitą žmogų, leidžiame jam tiesiog būti tokiam, koks jis yra ir augti. Tai yra meilė. Meilė, emocija, jinai, kaip ir minėjau, nėra duodama, jinai yra buvimas meilė. Sakant, prisilietimas prie to, kas yra mūsų viduje. Kiekvieno žmogaus viduje gyvena meilė. Ir kada žmogus prie savo meilės prisiliečia, tada jisai būna toje meilėje. Tai kažkaip taip, tai yra meilės būsena. Tada nieko nenori keisti, nieko nenori daryti, nieko. Tai prasme. Tai yra meilė. Nėra noro to meilę paimti, pavyzdžiui, būna žmogus jaučia kažkokią tai net neįmanoma, iš esmės, neįmanoma net tos meilės paimti. Ta prasme, visiškai. Tiesiog gaunasi tai daugiau susiliejimas, susijungimas kažkoks tai. Ir tai tas susijungimas, dėl ko aš ir minėjau, apie tai kalbėjau, kad kai du žmonės susijungia, kai sujungia jį tos du žmonės kažkas žymiai iš aukščiau, tada gaunasi taip, kad jie patys nelieka noro juos patiems sujungti vienas kitą. Nėra tokio. Jie daugiau atsiduoda vienas kitam per kažkokį tai savo vidinį jausmą. Kažkaip taip. Tai yra meilė. Nėra noro būti ilgiau ar trumpiau, ten, ta prasme, visiškas toks atsipalaidavimas ir tiek. Tai yra meilė.
Ypatingai va tie, kas medituojantis yra, medituoja, tai gali pasiekti tas būsenas. Nes tada tas protas nurimsta, tie išoriniai dirgikliai nurimsta ir tada žmogus gali patekti į tas būsenas, kas yra meilė. Nes toje būsenoje nėra nei vertinimų, nei dar kažkokių tai kitų dalykų, vat, tai yra būsena meilėje. Tai va tiek būtų šiandien apie meilę. Pusę valandos kalbėjau vien apie meilę. Tai atpažinkite save tą meilę, vat, kada toje meilėje esate. Ir kai jums kyla kažkokios tai idėjos, mintis, ne idėjos, mintis kažkokios kažką tai padaryti ir panašiai. Darykite tai. Nesitikėdami nieko. Ta prasme, be jokio lūkesčio. Esmė yra tame, kad tuo metu per jūs kalba kažkoks tai kūrėjas, dieviška jėga, kuri yra absoliuti, visiškai absoliuti jėga. Ir jie negali gimti kvailos ar nekvailos idėjos. Ta prasme, tada tik tai noras yra pasidalinti kažkom tai. Ir viskas, ir tada daliniesi. Tai šiandien tiek tada apie meilę pačią ir klausimus siūskite toliau, aš juos atsakysiu kada. O šiandien tada iki susitikimų, iki ir linkiu, patirkite meilės, būkite tose meilėse. Ir tiesiog gyvenkite meilį. Jeigu patyrėte meilę, tai ir žinokite, kad tai yra meilė, kuri yra laisvė, nepriklausoma nuo nieko visiškai. Tai šiandien tiek tada iki susitikimų. Iki.